Sveiki visi visą mėnesį be gandų ir paskalų gyvenantys lietuviškų dramų vartotojai. Kaip kiekvienas jūsų per rekordiškai šiltas Velykas margučius išmainėt į šašlykus, taip ir aš mainau gerus santykius su Lietuvos influenceriais dėl mūsų laidos Nespaudai. Kas šį pavasarį keičiatės margučiais, kas keičiatės šašlykų marinatų receptais, o mūsų sekamiausiai Instagramo žmonės keičiasi antromis pusėmis. Neseniai mūsų skyrybų tier listą papildžiusios Karolinos Audžymės kino versijų skyrybos dabar jau nebe tokios aktualios. Karolina viename iš Vilniaus naktinių klubų buvo pastebėta su kita žvaigžde, aktoriumi Cicėnu, Kęstučiu Cicėnu. Tikimės, kad jis nesielgs kaip 15-metis paauglys ir Karolina galės jam pasakyti, tu man nieko neprimeni. Dar neuždarykime tier listo, kadangi Lietuvą sudrebino dar vienos skyrybos pagal Richterio skalę 9 balų skyrybos. Grupės B lyderis Benas Aleksandravičius išsiskyrė su Jessica Shy. Drąsiai dėkime šias skyrybas į S-tierą. Daugiausiai Lietuvoje mamą apdovanojimų turėjusi pora nusprendė atsiskaičiuoti savo statulėles ir pasuko skirtingais keliais. O kaip jau pradžioje minėjau, šį pavasarį poros ne tiek skiriasi, kiek keičiasi antromis pusėmis, tai ir Beno širdis ilgai neužsibuvo vieniša. B koncerte buvo pastebėta su Angelau. Ne šitą, pakeiskit nuotrauką. O aš jau matau, koks bus šios poros pavadinimas – Bangelau. Na, o kitos Lietuvos žvaigždės, išgirdusios, kad vyksta tokie porų apsikeitimai tarp skambiausių muzikos vardų, irgi sugalvojo pademonstruoti savo muzikalumą neseniai praėjusiame Simonos Banditos gimtadienyje. Noriu pasakyti, kad jaučiuosi, čia dabar reiktų jautrią muziką dėti, nes dabar jautriai kalbėti. Norėjau pasakyti, kad jaučiuosi labai laiminga. Didžiausi sveikinimai Simona nuo visos laidos Nespaudai komandos. Taigi neseniai praėjusiame Simonos gimtadienyje savo talentus demonstravo ne viena įžymybė. Pavyzdžiui, buvęs Simonos Zip FM kolegos radistas Rolandas Mackevičius ir prodiuseris Titas Ežiukas Ufonautas traukė venerinių ligų himną. Ties čia karaokė vakaras nesibaigė, nes mikrofoną perėmė Mantui Stonkui namo ir pavardės negrąžinanti Indrė Stonkuvienė. O Dieve padėk man. O Dieve padėk besiklausantiems. Oops, I Did It Again galėtų būti Bareikių sužadėtuvių himnas. Na, daina gal ir Britney Spears, bet atlikimas tai Juozo, kur jūsų rankos liesio. Eikime toliau, nes dar tikrai ne visos dainos sudainuotos. Kelkimės už Atlanto į pačią Coachellą. Gal Lietuvoje dar neužgimė žvaigždė, kuri pasirodytų ant Coachello scenos, bet šalia scenos ne ką menkesnį talentą pademonstravo pati Karolina Nebeudži Veršin Meskina ir Dovilė Tyriūtė, a.k.a. Face Poetry. Na, o Lietuvos talentų rubriką uždarysime su vis dar nuo krepšinio komentavimo besiilsiančiu Karoliu Tiškevičiu. Labas vakaras, mėly susirinkusieji. Norėčiau palinkėti malonaus laiko Birštone. Nenoriu įgyventi, tiesiog su gera muzika ir geros nuotaikos palinkėsiu. Panašu, kad vietoj Europos krepšinio čempionato pusė Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjų galės tikrai sukt ratelį, nes susipyko Lietuvos rinktinės trenerio asistentas Tomas Pačėsas ir rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. O dabar išversiu jums krepšiniu nesidominti žiūrovai viską iš žmonių kalbą. Įsivaizduokit, kad į didžiąją Euroviziją visa Lietuva išrenka važiuoti Jessica Shy. Bet jie atsisako atstovauti Lietuvai, nes ją įžeidė Ramūno Zilnio asistentas. Bet čia ne vienintelės dramos vykstančios sporto pasaulyje. Neseniai vykusime UTMA turnyre susikovė ne tik garsiausi kovinio sporto atstovai, bet ringė santykius aiškinosi ir influencerių siaubas Benas Lastauskas prieš tobulo kūno savininką Paul Demiko.
Na, visai netrukus sporto fanai bandė šią legendinę kovą atkartoti ir namuose. Kova baigėsi Pauliaus pergalė, tad pažiūrėkime jo komentarą pres konferencijoje. Labas vakaras. Aš tiesiog norėjau visų labai atsiprašyti už tai, ką jums teko pamatyti UTMA ringe. Tai buvo neplanuota ir aš paprastai tokiais dalykais, kaip galbūt žinote, neužsiimu, bet tiesiog buvau iškviestas Karolio ir būtų buvę labai sunku priešais visą areną atsisakyti. Tai labai atsiprašau dar kartą visų ir ačiū labai organizatoriam už dar vieną absoliučiai nuostabią UTMA. Puikus renginys, puikios kovos, viskas gerai, tik, sorry, nepykite. Kol Paulius komentuoja internetus išsprogdinusią kovą, mūsų laidos geras draugas Antanas Kislekas komentuoja ne ką kitą, o to pačio Paul Demiko fotosesijas. Vieną garsų interneto komentuotoją jau nugalėjo ringe, atrodo, kad bręsta dar viena kova kitame UTMA turnyre tarp Paul Demiko ir Antano Kisleko. Žiūrėsim, ar Pauliui pavyks išlaikyti influencerių čempiono diržą. Nuo toliau mūsų laidoje sveikinimų rubrika. Taigi, visi Lietuvos disko metimo fanai. Rimtai, disko metimo fanai. Jeigu tokie fanai, tai išvardinkit 3 disko metimo albumus. Taigi visi Lietuvos sporto fanai sveikina Mykolą Lekną, kuris per vienas varžybas pagerino pasaulio rekordą 2 kartus. Šį pavasarį, kai Karolina metė OG, tu vis tiek esi geriausias metikas, disko metikas Lietuvoje ir pasaulyje. Didžiausi sveikinimai Mykolai. Taip pat norėtume pasveikinti taip toli disko negalinčias numesti, bet gimtadienį švenčiančias Lietuvos žvaigždes, dainininkus ir kvepalų buteliukus laižančius žmonės. Taigi, Simona, sveikiname tave su 32-uoju. Sveikinimai ir Astai Manchester, kuri gimtadienį atšventė Barbadose. Ir taip pat sveikinam Dainą London, kuri gimtadienį atšventė Bilevičiūtėje. Palaukit, ne. Nesuprantu, kur čia miestai, kur čia šalis, o kur pavardės. Tai vis dėlto sveikinam Dainą Bilevičiūtę, kuri gimtadienį atšventė Londone. Taip marsiečiai atrodė prieš 30 metų. Taip marsiečiai atrodo dabar. Feeling old yet? Ir paskutinis balandžio mėnesio sveikinimas keliauja Ryčiui Cicinui, kuris gimtadienį švenčia Dominikoje. Nu, ar jūs juokaujat? Čia jau tikrai galėtų būti auksinio proto 3 turo užduotis – miestas, šalis ar pavardė. Man Cicinas yra labiau šalies pavadinimas nei Dominika. Laura, mes laidą filmuojam, ką tu ten darai? Mama, man keista, kad tu nežinai, bet artėja mano gimtadienis. Aš tikrinu, ar dar liko šalių, kur skamba kaip vardai ir pavardės, kad galėčiau supranti, kokią Romą išvažiuoti, arba gali Kiprą varyti pailsėti. Kokį pailsėti, kokią atostogas. Mums reikės dirbti ir mes ruošimės kitai laidai. Nu tai labą dieną, aš galiu ruoštis laidai ir užsienį. Negali, nu kaip tu gali? Nu galiu paprastai, Ilona, parsisiuntė esim programėlę Seilį. Pasirinki kokią nori šalį, nuo Kipro iki Dominikos. Pasirinki kiek nori duomenų turėti, užsisakai, instaliuoji SIM kortelę ir viskas. Ir nuvyksi į tą šalį, turėsi tuos gigabaitus kiek tik nori ir galėsi ten atostogaudamas žiūrėti reels. Dirbti galėsi atostogaudamas ir viskas. O mūsų laidos žiūrovams Seilį siūlo 15% nuolaidą savo pasirinktam planui. Parsisiuntus Seilį pasinaudok nuolaidos kodu, nespaudai atsiskaitimo metu ir gauk 15% nuolaidą. Jaučiu varysiu į Kiprą. Aš jau lanką naudojusiai. Nu tai dar klausi. Tai ir matosi laidoj.
Toliau tęskime sveikinimų rubriką, nes spaudai laida nori pasveikinti aplink pasaulį per 5 metus keliavusi ir savo ramybę mažame Antazavės kaime radusi Marių Lucką. Jis su Deimante laukėsi pirmagimio. Sveikiname Marių, Deimantę ir Antazavės bendruomenę, nes tai bus pirmas naujagimis Antazavėje gimęs nepriklausomoje Lietuvoje. Smagu matyti, kaip vienas žymiausių vakarėlių liūtų ir pudros, ne šitos pudros ambasadorius laukia vaikų savo šeimoje, o ne vakarėliuose. Taip pat norime pasveikinti ir Šeškę. Ne vieną iš šitų, o Dalią Belickaitę Šeškę, surengus įspūdingą baby shower vakarėlį. Gal net tokį įspūdingą kaip Ingos Stumbrienės, tai su tuo ir sveikiname, kad pavyko apsieiti be lėktuvų. Sveikinimų koncertas mūsų laidoje baigėsi, o toliau mūsų TV programoje laukia kriminalai. Gal ne visai kriminalai, bet pakalbėkime šiek tiek rimtesnėmis temomis. Didžiausias šio mėnesio kriminalas iš bet ko influencerį galinti padaryti Monika Ra buvo pagrobta. Pagrobimas gal kiek per stiprokas žodis. Graikijoje atostogavusi Monika su drauge vakarieniavo restorane, o tada ją pasisiūlė parvežti iki viešbučio vietinis milijonierius. Parvežė ne į viešbutį, o iki savo vilos. O vėliau Monika paskambino draugams ir ją parvežė į viešbutį. Čia ne pagrobimas, čia tiesiog kelionė su persėdimu. Bet džiaugiamės, kad Monika sveika ir gyva ir toliau mums gimdo nuomonės formuotojus, kurie gimdo mūsų laidai turinį. Pradėjome važiuoti ir pastebėjome, kad važiuoja ne ta pusė. Tada pradėjome klausti, sako, turiu dovanėlę, kvepaliukų privažiuosiu ir paduosiu. Man jau vaikystėje sakydavo tėvai, nelipk į mašiną pas nepažįstamus dėdės, jei tau siūlo saldainių. O mes influenceriams galim patarti, nelipkit į mašiną, jei jums siūlo nemokamų kvepaliukų. Kvepaliukus galite nesunkiai už storiukus gauti. Dar viena liūdna žinia pramogų pasaulyje. Nijolė Pareigytė ilgą laiką kentusi skausmus, kreipėsi į gydytojus ir išgirdo diagnozę. Buvo labai blogai. Pasigavome ir mes ant klikbaito. Viskas gerai, nepergyvenkit, Nijolė Pareigytė gyva ir gyvens dar ilgai. Tiesiog jai buvo diagnozuota nugaros išvarža. To ir galėjome tikėtis, kai tiek laiko ant savo nugaros tempė visą 6-9 danguje grupę. Tikimės, kad ne tik dainas priteis teisininkai, bet ir naujosios Šeškės padengs reabilitacijos išlaidas. Nuo kol Nijolė Pareigytė darėsi rentgeno nuotraukas, Goda Alieva pasidarė moteriškumu dvelkiančią fotosesiją. Įvertinkit, kas geriau. Ne tik Nijolė susidūrė su medikais. Mūsų laidos mylimiausias Naglimantas pakliuvo po skalpeliu. Tai Nagli, papasakok, ką suplanavai operuotis. Žodžiu, man bus atlikta kombinuota operacija, tai pasmakrės riebalų nusiurbimas ir odos tangrinimas Renuvion technologija. Sakysit, nieko čia tau nereik. Reik, žinokit, jau senai reikėjo kažką daryti. Žodžiu, dėl to aš tą barzdą ir pastoji nešiodavau. Paskui biškai pakūdau, nusiskutau, bet vis tiek yra. Tik aš pastoju taip fotkinos, filmuojas ir atrodo, kad nėra. Yra, žinokit. Aš kiek save atsimenu, 20 metų man buvo ir aš jau jį tokį turėjau. Tai aš noriu jį patvarkyti. Tikriausiai ne vienas tavo fanas norėtų išgirsti iš tavęs šiuos žodžius, kad norėtum jį patvarkyti. Tai papasakok, kaip jautiesi po operacijos. Labas rytas, iš palatos. Miegojau labai gerai ir ypatingai su migdomaisiais. Naktį buvau tik atsikėlęs, atrodė, kad kažkas kažką man sako, taip šalia veido palatui, kažkokį burtažodį, sako, vasata. Atsikėliau, taip sakau, gavau sesutė tiek, nieko nėra. Tikėkime, kad į palatą naktį buvo užėjęs Haris Poteris ir panaudojo burtažodį pasmakrė reparus. Linkime greičiau atsigauti po operacijos ir tikimės, kad karantiną priminantis veido kaukių siaubas greitai praeis. Ir žinot, aš dar tikrai galvojau, rodyt ar nerodyt, bet tada dingti iš Instagramo 5 dienom, nes aš su šitą kaukę turiu būti nuolatos dieną vakarą 5 dienas. Pirmadienį grįšiu atgal į kliniką, pasidaryti masažą ir viskas. Tada jau šitą kaukę galėsiu nešioti tik tai naktimis arba kai esu namie. Jau į žmonės galėsiu eiti be jos. Tai vėliau dar 2 savaitės. Tai man dingti iš socialinių tinklų ir vaidinti, kad aš nieko nepasidariau. Galvoju, pizdu, susimokėsiu, papasakosiu. Kalbant apie plastikos chirurgiją, TV pagalbos veidas Gerda Žemaitė dalyvavo fotosesijoje. Jūs turbūt galvojat, kaip čia viskas susiję su plastinėmis operacijomis? Pasirodo, šios fotosesijos mintis labai gili.
Pagalvokite prieš darantis grožio peilio operacijas. Jei tik Naglis būtų peržiūrėjęs šitą fotosesiją dar prieš operaciją, tai gal nereikėtų dabar kankintis 5 dienas su veido kauke. O aš pažiūrėjusi šias nuotraukas nebenoriu nei plastinių operacijų, nei plastikinių gėlių, net užsimaniau visą plastiko tarą į taromatą sumėtyti. Kad jau pasipilstėm arbatėlės ir pradėjom pletkinti apie grožio industriją, reikėtų pakalbėti ir apie Ugnės Siparės išpažinti, kodėl ji pabėgo iš Labas rytas laidos. Manau, akivaizdu, kad norint tobulai atrodyti prieš kamerą 6 ryto, man keltis reikėtų kokią 2, o gal iš vis net miegot neičiau. Bet pasirodo, kad gražiai atrodyti neleisdavo LRT prodiuseriai, kurie liepdavo jai nesilakuoti nagų, slėpti tatuiruotes, plaukus susirišti tik į kuodą, kitom bėdėjom net ir blakstienų neleisdavo dažytis. O galiausiai tašką padėjo tai, kad kažkas paskundė ją, jog Instagrame įsidėjo nuotrauką su Gucci rankinė. Tai su tokia logika kitą sezoną Arūną Valinską ir Andrių Tapiną matysime ne su prabangiais kostiumais, o su tautiniais rūbais, kad tik neįsižeistų LRT žiūrovas. Ugne, mes džiaugiamės, kad dabar gali žydėti kaip gėlė, kuri dabar dengia Gerdos krūtinę. O kol mūsų mylimieji nuomonės formuotojai žydi pavasarį kaip gėlės, mūsų mažiau mylimas piktas ir storas, gal labiau šitas, atskleidė, kodėl taip mylime mūsų žvaigždės. Tiksliau, žvaigždę. Tiksliau, Jessica Shy. Kartu mes galvojam ežerų vardus. Va šitas yra visiška A1 aukso grynumo poezija ir kartu pataikymas toks, kad man atėmė kvapą. O aš galvojau, kad teksto suvokimą galima daryti tik anykščių šileliui. Tai mes per lietuvių kalbos pamokas būtume Jessicos dainas analizavę, aš tikrai būčiau turėjusi 10. Na, o išanalizavus naujausią OG dainą, galima drąsiai pasakyti, kad Dominykas nebe meskino OG version, nori vėl būti Dominykų meskino. Nėra ką aiškinti, tau gal toliau tu susigaudysi, ką padarėm, pasiekėm, aš nežinau, gali tai visi. Lapukas, ką tu? Nieko taip, kad konkrečiai dabar kažką veikčiau, tai nėra, tiesiog apie gyvenimą galvoju, bet jokių kad tikslų planų kažkokių neturiu dabar konkrečiai šitą momentą. O kodėl tokia pasimetus atrodai man? Make-up aš jaučiu bus, nes šiandien blogai pasidažiau, tai dėl to galbūt, nes aš šiaip nelabai kada pasimetu gyvenime, tai kad dabar pasimetus būčiau vidurį dienos, tai negali, mažai šansų. O kam telefonas? Koks telefonas man? Va šitas, kur slėpi dabar, atrodo, kad nori nuslėpti kažkokį telefoną. Konkrečiai šitas telefonas? Prigavai tu mane, žinok, dabar čia, nes aš naują telefoną planuoju pirkti. Ok, kodėl tu turi šitą seną? Nes Tele2 turi tokią akciją, kad atneši seną telefoną savo išmanų ir jie paskaičiuoja kokią vertėjo ir pritaiko naudą. Gali bet kokį tą seną išmanų telefoną atnešti bet kurį saloną ir tu gausi naudą naujam savo išmaniam įrenginiui, naujam telefonui. Tai aš taip ir planuoju pasinaudoti, žinai. Ką čia kaupsi namie? Kaip tik ruošiuos, kad, žinai, nunešti tą Tele2 saloną ir kažkokią naujų pasižiūrėti, tai dabar kaip ir eisiu jau tada į tą Tele2 saloną, aš čia netoli yra kažkur, man atrodo, kad... Geras, nes ilgėsi taip lyg ne tavo būtų šitas telefonas. Ne, mano, ar aš tau vagelis koks, ne? Ne vagelis. O norėsi gal laidą dar baigti filmuoti, ar... Negaliu, man skambina dabar. Iš Tele2. O dabar pagaliau kelkimės į pagrindinės naujienas. Galime pasidžiaugti, kad į Lietuvą sugrįžo šilti orai. Kaip kiekvieną pavasarį sunku atsisveikinti su žieminiais rūbais, taip ir Lietuvos originaliems gangsteriams sunku atsisveikinti su savo gyvenimo meile. Lietuvos Instagramo padangę apšvietė Dominyko OG version jau nebemeskino story, kuriuose jis bando išsiaiškinti, kaip veikia skalbimo mašina. Ir jo bandymas susipažinti su nauju Karolinos vaikinu. Nežinau, kiek naudos duos šis susipažinimas, bet kaip 16 metų paaugliui ankstyvas susipažinimas su skalbimo mašina tikrai džiugina. Tikėkime, kad ši draugystė truks amžinai. Manau, kad Dominykui ir visiems dabar jau vienišiems gangsteriams nereiktų vargti, mūsų komanda jums paruošė reportažą. Kaip išgyventi be moterų. Sveiki! Jei jūs žiūrite šį vaizdo įrašą, vadinasi esate ką tik išsiskyręs vyras, bandantis išgyventi šiame brutaliame pasaulyje. Šiandien mes jūs išmokysime visko,
ką iki šiol greičiausiai už jūs darydavo jūsų merginos. Tad nieko nelaukime ir pakalbinkime šiandienos mūsų pašnekovą. Emilis jau ilgą laiką gyvena vienas. Ar tiesa, Emili? Jo, 3 metai jau pilnumoje vienas. Ir kaip sekasi jums? Nu, dabar tai jau normaliai, viskas susistabilizavo, žinai, bet, nu, buvo, aišku, reikalų, žinai, buvo ką išmokti reikėjo, išmokti praktiškai viską reikėjo, ten, kaip nusiprausti, kaip dantukus valytis, kaip rūbelį įsiplauti, kaip kambarį susitvarkyti, kad termometrą, jeigu sudūžta, negalim gerti, žinai, nu, tipo visokie tokie dalykai, tai viską nuo pradžių. Tai ar galėtume, Emili, visiems žiūrintiems papasakoti, kaip išgyventi vienatvę išgyvenantiems vyrams? Nu ką, aš žinau, pirmas žingsnis tenais yra užblokuoti visur, absoliučiai visus žmonės susijusius tavo pana, tai tenais jos kolegas, bendradarbis, draugus, pusseserės, pusbrolius, pirmos eilės pusbrolius, antros eilės pusbrolius, trečios eilės pusbrolius, dėdės, tetas, mačiutės, senelius, sūnėnus, buvusius bičius jų visų, ne, tu gali neblokuoti, gali palikti, bet dabartinį bičių užblokuoti. Čia realiai visa diena darbo yra, nes pusę Vilnius reikia užblokuoti, tai nėra lengva. Bet tada jau kaip pilnai užblokuoji, tada jau toks yra palengvėjimo jausmas. Gerai, visus užblokavom, ar ne, tai kas toliau? Nu, toliau yra svarbiausia, kaip vyrui vienišam, tikrai neliūdnam, svarbiausia yra išmokti pasirūpinti savim ir būtent dėl to aš dabar atsiprašysiu trumpam. Aš čia filmavot. Gerai, kadangi pasirūpinom savim, kadangi buvo atliktas vienas iš 5 per dieną pasirūpinimų savim, po tokių intensyvių darbų, aš sakau, visada reikia pasaldinti gyvenimą biškį ir tikrai nereikia gėdytis, reikia body positivity skleisti ir tada galima kažkokių saldumynų, skanėstų pasimti, žinai. Ir daug kas galvoja, kad tenais būti virtuvėje, žinai, yra nebahūriška, žinai, kad čia bobai yra dalykas, žinai, būti virtuvėje, bet dabar viskas ant tiek pasikeitė yra, nauji laikai, ten LGBT plus ir taip toliau, žinai, virtuvė prisikėlė irgi lygiai tas pats, dabar yra vos ne vienas bahūriškiausių dalykų yra virtuvėje daryti skanius, sveikuoliškus desertus. Ir nuo kada čia tapo bahūriška dabar tuos desertus? Nėra angliavandenį čia. Be angliavandenį. Nulis angliavandenį. Vien skaidulos. Emili, nemažai išties dabar pakalbėjom apie tuos desertus, bet žiūrovai domisi ir jūs pats daug kalbėjote apie tuos buities darbus. Tai pavyzdžiui, kaip reikia naudotis skalbimo mašina? Nereikia. 2025. 2025 metai robotija yra pilnai įsigalėjus mūsų šių naujų technologijų amžiuje. Ir tai yra robotai, yra rūbų skalbimo robotas, grindų siurbimo robotas, vaisių blendinimo robotas, maisto šildymo robotas. Čia orkaitė? Nepertraukinėk. Oro drėkinimo robotas, pagirk mane, man liūdna robotas, Siri, kaip jis ten vadinas. Vien robotai, nereikia, kad skalbtų rūbus. Bet šiaip, aišku, gali tiesiog ant mikso nustatyti maks temperatūrą. O kaip tada dėl stiliaus, ar pavyksta kažkaip pačiam, bet ar labai sunku yra? Nėra sunku, nu tai ką tu čia, taigi, jeigu nėra panaus, nereiškia, kad tu nemokėsi apsirengti, ar aš prastai apsirengęs, pavyzdžiui. Normaliai, džinsai, va, penetrest nueini ir viską ir pasiemi, džempus, nežinau, va, nuo auskarą įsivėriau nosį, mačiau, madoj buvo. Čia pats savo norų? Savo ruoštų įsivėriau, jokia pana man nepasakė, įsivėriau auskarą, žiedai, juvelyrika, megztukai, kelnes, viską iš Humanos pasiemi, ten 5 eurų išleidai ir pilnai būni atsinaujinti. Ir nereikia jokios panos tenais nurodinėjimų, kaip ką rengtis, žinai. Triusikai kalvinkliai, koinės H&M, apsikirpų nemokamai, pusbrolis mašinką nusipirko. Taip, ir rūbai turbūt padeda atskleisti turbūt ir tas kūno galimybės, taip? Taip, faktas, nu ta prasme, tu turi domėtis tais dalykais, žinai, išmatavimai yra, visada matuojasi taip, kad rūbai būtų per maži, nes tada labiau aptempia raumenis. Aš visada žiūriu išmatavimus, jeigu ten, tarkim, paprastai man rūbas gerai tiktų, jeigu ten yra koksai 2 cm, žinai, aš visada perku 12. Taip. Visada labiau apsitempia, tada iš karto, nu, ta prasme, rūmo daugiau matosi, žinai, tas, nu, sunkaus darbo, kaip sakant, baisiai, žinai. Kelnes irgi dažniausiai, žinai, stengiasi kuo trumpesnės pirkti.
blauzas ypač kokio čelį, žinai. Tai pavyzdžiui, dabar aš biškis per ilgai džinsus, bet šiaip dažniausiai, žinai, blauzas vis tiek yra užsportuotas, tai jeigu, tarkim, mano džinsų ten ilgis yra koks tenai, žinai, metras tenai su biški, žinai, aš visada perku šiam cem, kad man tai džinsai būtų kičionais kažkur. Kad kulkšniukus tos parodyti, taip. Kad parodyti, kaip sakant, blauzdelės. Tai dar ką tu pamiršai paklausti. Dar svarbiausias yra dalykas, kas yra būtina daryti įsiskyrusiam vyrui, yra numeris 1 dalykas. Ne rūbai, tu gali plikas, nesiprausęs būti, susmirdęs, apsišykęs, apsimyžęs. Šitie visi dalykai nesvarbu, jeigu tu nedarai vieno svarbiausio dalyko. Kas yra tas per dalykas? Na, aš nežinau, jūs pasakykite. Sporto salė. Tu turi eiti į salę ir tiksliau neturėtum net nevadinti ne salę, sakyt, kad žmonės tave sutinka gatvėje, klausia, kur tu eini, sakai, aš einu ne į salę, aš einu namo. Aš einu ten, kur man priklauso būti. Nes įsiskyrusiam vyrui jo nauji namai yra sporto salė, supranti. Ir tu eini į salę, ką tu darai, tu sportuoji, tu didėjai, ruoši savo kūną kam? Ruoši savo kūną pardavimui, ruoši savo kūną būti dėtam į skelbimą, nes kai tu nori veikti į moterų rinką, žinai, kad būtum, kaip sakai, įmamas variantas, tai tu žiūri, pavyzdžiui, kad tavo postas Instagrame, tavo fotosesija, kurią tu darysi, kaip Vademiko pasidarė, ne? Tai yra kaip mašinos skelbimas, žinai, lygiai tas pats, tavo kūnas yra mašina, tik vis, kad pas tavę ten ne kaip mašinai, ten V8 variklis, ten, žinai, 200 kW, ten 500 arklių, žinai, pas tavę ten bicas, ten 2-3 cemai, žinai, trapetė, ten tiek ir tiek cemai, žinai. Visas šitas kitas, tu dedi į Instagramą postą savo kūną ir tai, tas pas kas dėti mašinai skelbimą, žinai, nuotraukos turi būti geras, kokybiškas, turi visas nuvazelinintas, žinai, nuteptas, nuskūsti visi plaukai, nudepiliuoti. Kad tavęs norėtų moteris. Galima ir vyrai norės, aišku, po tokių visokių dalykų, bet vis tiek bus, žinai, moterų, tai bent 10%. Einam, galim varyti dabar į salę, aš dar parodysiu tenais, kaip vyksta visi dalykai. Tai užpildysit vis tiek vienatvę kažkaip. Nu, tragedija. Laurinai, kas būtent nepatiko? Viskas. Nu, nebuvo nei vienos vietos, kad aš su juo būčiau kažkur sutikęs. Tai blokuoti nepatartumėt. Aš tai iš vis manau, kad čia yra užsispaudusio ir tokio savim nepasitikinčio vyro veiksmas apskritai. Aišku, aš nesakau, kad reikia ten daryti storius apie buvusias, dainas apie jas rašyti, ne? Bet, vis tiek reikia išgyventi, ne tik geras, bet ir tas liūdnas emocijas. Čia tam tikra prasme yra sveika. Jei aišku nesigauna, tai visada galima kreiptis pagalbos, jau tada į specialistus. Tai nesutinkat, kad ir maistą gaminti yra vyriška? Aišku, nesutinku, iš vis prie ko čia. Nėra nei bobiškų, kaip jis ten sako, ar ten kažkokių vyriškų darbų. Jei naudoji tokius stereotipus gyvenime apskritai, tai manau, kad toks jautiesi, nepilnavertis. Ne? Ir iš vis darykit, kas ką norit. Svarbiausia, kad jaustumėtės laimingi. Manau, jei būtų atvirai ten kalbėjęs su savo tą moterim, pasidalinęs, kad jam gal patinka kiti hobiai, tai gal ir tos santykius būtų išsaugojęs. Nereiktų ten dabar tūlikę užsidarius būti. Tai ir dėl tų buities darbų, labiau pasistengtume gal vienas dėl kito ir tos robotus būtume kažkaip anksčiau susipirkę, gal atsirastų daugiau to laiko vienas kitam, nežinau, pažintume vienas kitą labiau. Čia svarbiausia noras yra, kad, jeigu arba nori būti kartu, arba, kaip jisai nori būti vienas. Tai, Laurinai, neišgirdau, koks būtų jūsų patarimas šviežiai įsiskyrusiems vyrams? Nėra tų patarimų bendrai visiems, neegzistuoja tokie. Apskritai, kiekvienas, mes individualiai išgyvenam tą skausmą. Patarimas, yra, ką žinau, kalbėkit, nemokat šiaip dalykų daryti buitį, tai eikit į kariuomenę tarnauti. Kalbėkite, sako jis, tai ir čia mes podcastą susirinkom filmuoti kažko kalbėtis, tai čia nieko nepatari, čia bereikšmės iš viso. Tai pati patar. Tai Emilis bent pasakė, kaip žmogui paprastam skalbimo mašiną naudotis, kalbėtis. Ką kalbėtis, jeigu tu išsiskyriai su žmona, su moterim savo, tai ką kalbėtis, su kuo? Su skalbimo mašina. Kad pasikalbėtum. Taip išeina. Gerai. Turbūt pastebėjote, kad paskutiniu metu mūsų laidose visiškai nekalbėjome apie Indrę Stonkuvienę ir jos sužadėtinį Vidą Bareikį. Nėra už ką, stengiamės dėl jūsų. Deja, pakalbėti vis tiek reikės, nes artėja svarbi diena. Pats Vidas suskaičiuoja 2 poros piršlybas. Pirmos mano piršlybos buvo mūsų sodyboje prie Šulinio. Ir jinai irgi po poros mėnesių, birželį vasarą mūsų draugų kompanijai, kai buvom atvykę, jinai man pasiūlė tą padaryti ir mes apsikeitėm tais žiedukais. Aš suskaičiuoju 3, bet manau sutiksite, kad buvo gerokai daugiau. Šiuo klausimu su Vidu sutarsime nesutarti. Tačiau aš ne apie tai. Pagaliau paaiškėjo ta diena. Pagal planą tai šiemet. Pagaliau. Labai asta laukiu, jau taip kur. Labai laukiu. Indrute, aš irgi lygiai taip pat laukiu. Bet ne tik dėl to, kad švęsime meilę. Juk visi žino, kad prieš vestuves visada būna dar viena svarbi šventė, kurią jaunai surengia artimiausios draugės. Deja, aš nesu tokia, norėčiau labai, bet gal kažkiek pati kalta, nereikėjo laidose tų pašaipų. Tačiau yra, kaip sako, dirbam su tuo, ką turim.
O jūs manus bent žino, dėl ko mus čia sukvietė? Ne, aš jaučiu bus su tinkliniu marketingu kažkas arba influencinimu, nes mes vis tiek čia beveik visos sėkmingos asmenybės. Nu, jaučiu bus su tinkliniu marketingu, mane dažnai tam pakviečia šiaip. Manau, čia mums reklamos veido priežiūros priemonės, nes pripažinkim, su vyresnio amžiaus moterim sėdžiu, tai jūsų odai jau reikėtų priežiūros. No offense. Žiūrėkit, no offense, bet aš iš vis gatvėje buvau pagauta ir aš nesuprantu, ką aš čia darau ir kodėl čia esu. Ir kadangi turiu vėliek reikalų, aš norėčiau kaip ir eiti. Sveikos, mano čiauškutės, gražuolės, gėlytės. Man labai smagu matyti jūs čia susirinkusias. Matau, susibendravot jau, jokio nejaukumo nejaučiu, visiškai bus žiauriai smagu mums. Laura, aš nenoriu nieko sakyti, bet žinau, aš turiu žiauriai daug reikalų ir aš kaip jau ir visai norėčiau. Gabija, nepertraukinėk manęs, ačiū. Tai ką mes čia veikiam? Nu, kaip žinot, šiais metais Vidas Bareikis pagaliau virs į Vidą Stonkovį. Bus meilės diena. Ir mūsų pareiga yra kaip artimiausių draugų išlydėti Indrutę į vedybinį gyvenimą. Super. Taip yra super. Ir aš nežinau, kaip jums pasakyti, aišku, kad mes nesam gal tos artimiausios draugės. Nesuprantu, Laura, tai mes nedalyvausim? Tai ką mes čia veikiam? Ne, mes dalyvausim, bet kaip dabar, kaip sudėlioti jums taip paprastai, kad neįžeisti nei jūsų, nei savęs, mes tokio labiau trečio lygio mergvakaris mes esame, ne? Pirmo lygio mergvakarį dalyvaus visokios Ščiogolevaitės, Bonkuvienės, nu ir kitas visus. Aš jums parodysiu toj pačiai, kad būtų aiškiau, kad suprasti. Fainiai. Gerai, kad mes nekam šiaip, žinokit, džiaukitės. Tada, žinot, antro lygio tas mergvakaris yra, nu tai ten jau visokios, žinot, A, B lygio įtakotojas televizijos kažkokios asmenybės dalyvaus, nu, ir tada jau galiausiai jau liekam mes. Tai mes atliekos. Kad šituo konkrečiai žodžiu tokiu nevadinčiau, nesisvaidyčiau, ne. O tai kas mes tada jai? Aš nesuprantu. Nu, Linutė, ar ne pati su Indre kažkokiam tai festivalį vasaros ten dalyvavo? Va, jūs te ką, kalbinai Gelminę podcast'e savo. Laura, čia žiauriai pritampa. Rūtelė, visuose video Indrė vaidini. Indrė, nei kart nevaidinu. Vaidinai, Safas gal vaidino irgi, tai tas pats. Laura, aš prie ko? Vis tiek gatvėje kažkur buvo tikrai prasilenkusios kažkur. Galbūt gatvėje vieną kartą. Nu tai viskas jau užtenka. Nu ir ką, tada aš manau nieko nelaukiam ir pradedam. Iš karto aš perspėju turiu, nu nėra biudžetas didelis, nėra guminis, tikrai tai daug ko savo negalėsim leisti galbūt, bet vis tiek dar pradžiai pinigėlius susidedam, atsiskaitom, ne dabar po 500 euriukų iš kiekvienos čia dabar galit padėti arba pavedimuką tada padaryti, atsiųsiu informaciją savo. Laura, bet aš čia prie ko? Gavė prisiekiu, jeigu taip ir toliau, dar mane pertraukinėsi, tai keliausiu 4 lygio mergvakaris. Žinai, kas ten 4 lygiui? Gelminė, Milisandra, Patikė, Mildamiai, nori? Kas ta Mildamiai? Būtent. Nu ir žinokit, galvoju padaryti taip, Indrutei tokią kelionę per jos ir Vido mėgstamiausias vietas, tai pradėsim tradiciškai nuo pagrobimo. Pagrobsim iš ten, kur prasidėjo nauji santykiai ir baigėsi seni iš namų. Kurių namų? Iš Stonkaus, aišku, buvusių. Tai atvažiuos baikeriai kiemą? Ne. Mes įsilaušim, pagrobsim, išsivešim viskas čia. Linutė tavo čia. Kodėl aš? Nu, nes tu smulkiausiai lysi per šuns duris tas ir viskas. Čia legalu? Sakykim, daleiskim, taip. Kas taip? Ar legalu? Ar... Linutė, nebūk konfliktiška, pasistenk truputėlį. Mums svarbiausia, kad Indrei būtų smagu. Taip? Taip. Dabar pradėkim, dar pažiūrėkim Indrės mėgstamą vietą. Ar ne? Va šitam. Bet tai nėra čia tiesiog parduotuvė? Nu, ne, čia ne parduotuvė, čia yra kvapų skyrius. Ir čia yra Indrutės pačios sukurtas kvapas irgi. Ir mes vatyti ten pauostysim, pasižiūrinėsim, kvapų terapija tokia. Tu jūs tai ją ir pravesim. Tai noriu pasakyti, kad mes tiesiog eisim į parduotuvę, uostysim žvakes ir namų kvapų mėginukus. Kvapų terapija. Taip. Okay. Tai gal keramika kokia, kur vazas, puodų žiedžia. Jo, čia būna žiauriai jokinga, kur pano žiedžia ten kažką ir vis tiek falas gaunas, belenkai prikolas. Vanos, ką jūs čia kalbate dabar? Nu, mes siūlom kažką veikti, pasiūlymus duodam. Neva net gerų idėjų siūlyt kažkokių, kad... O tai nėra, Laura, kad tu pati pagal Indrės Reelsus visas idėjas siūly? Jo, tu iš vis ją pažįsti? Nu, mergaitė, šiandien apie mane yra. Nu, galim bet toksų komentarų, kas mes čia bernvakaris kažkoks esam. Ar norit jūs būti mergvakarį ar ne? Nu, jeigu atvirai, tai tikrai nelabai aš norėčiau. Gabija, dar kartą, žinok, pati viena tos falo žiesi savo. Nu ir žinai, man atrodo, reikia sugalvoti dar kažką su tais vakarėliais, kam per 30, kurį Indrė daro moteriams.
Tai gal reikia tiesiog taip daryti. Indrė eina per miestą, renka bernų telefono numerius, tokia, žinai, mergvakarių klasika. Nu nežinau, ar kas duos tų numerių, nes jinai vis tiek jau vaikų turi, dar gali kažkada tek namą su vidu dalintis. Tai. Jeigu reiks sugalvoti kažką, ką daro per 30 metų moteris, tai aš manau geriausiai būtų Raudonas vynas, White Lotus serialas, Tinderis, nes dažniausiai tiesiog sėdi Tinderį ir bamba, kad nėra normalių vyrų. Nu, bet čia vat kažkas vat į tą pusę, ne? Kažkaip taip jaukiai visai skamba man. Ir čia jau visas mergvakaris. Čia tiek. Nu ne, tai dar finalo, to didingo, galingo finalo reikia, ne? Tai aš galvoju, kad jaučiu reiktų jam nusivežti tą vietą, žinot, kur Vidas jai padovanojo gėlių, ten 5 metų santykių proga, va čia va. Tai čia grandiosiškai tai būtų. Ne. Kažkaip va taip. Ir jaučiu, ir pašokam ten visus va taip, kažkokį tokį. Nešokam. Nereikia gal. Ne, Laura, žinok, tikrai nešoks. Laura, ne. Laura, atsisėsti. Nešoksim. Rūta, čia turėjo tavo būtų užduotis, matau, tinginukėsi, nenori dirbti, nusimasinti tik tai. Gal žvakių? Žvakių gal kokiu nors pasigaminam? Nu, blėt, Gabija. Šiaip, žinok, visai gera idėja, gal ir pasidarom tada. Tu už vašką būsi atsakinga? O Laura, kaip su to biudžetu, nes mes šiaip nemažai metamės, bet realiai tai visą laiką malsimės po miestą. Na ir ką, mergaitės, buvo tikrai labai smagu su jumis susitikti, apsitarti, dabar aš turiu lėkti, šiaip nes, nu, vienas mergvakaris, kitas mergvakaris, žinot, aš bizi, tokia kaip bitutė visur lakstau ir susitiksim vis tiek kažkur prisilinksime, gaitai, pasimojuosim, pasiskambinsim. Viskas, myliu mergaitės, geros dienelės, ate! Ne, bet klausykit, mergos, jūs manot, aš viena tikrai galėsiu surišti, aš niekada nesu to darius. Mėnesio pradžioje Stano patyrė smūgį. Ir ne iš bet ko, o iš to, iš ko mažiausiai tikėjosi geriausio draugo Zvonkaus. Stanas sakė, kad paskolino draugui mašiną, o šis nepratęs prie elektrinių automobilių pagreičio nesuvaldė ir kalė į šviesoforą prie Seimo. Tačiau mes įtarėme, kad viena kelią žiūrėjo į kelią, o kita dairėsi į pavasarinius sijonukus. Kaip sakė Stano, ačiū Dievui, kad draugelis atsipirko išgąsčių, bet liko gyvas. Vėliau delfinų lyderis įkėlė video, kuriame savo geriausią bičiulį pavaizdavo va taip. Plius pareiškė, kad daugiau nebeduos automobilio Zvonkui. O kai draugelis įkėlė fotkę apie vaišę su koncerto užkulsiais, Stano va tokį komentarą įkalė. Sako, kai atidirbsi už mašiną, tada esi. Aišku, viskas čia juokais. Tokios tvirtos draugystės negali sugadinti net 12 000 eurų kainuojančio automobilio sumaitojimas. Tačiau dėl paties automobilio tai jau atskira kalba. Stanas sako, kad neketina remontuoti mėlynosios gražuolės, tačiau mūsų laida turi kiek kitokios informacijos. Aš dėl to tokias mašinas ir vadinu, žinai, žečpaspaltą. O tai ko tu tą mašiną pavadinai? Nes, žinai, kaip mes paprastai iš šasai iš Lenkijos susnukis lietuviškas uždėta, žinai, atvedat pėstų klyvą įdu ir paleidai, žinai, kaip nauja. Taip klep darai ir kitą kartą, žinai, dėl ko tada grįžta tas klientas. O šiaip, sąžininkai, pas tave yra grįžęs klientas, nors pas mane niekad gyvenime tas pats nėra grįžęs. Aš žinok, nežinau, gerai darbą padaro. Tai matyt, kad daugiau tos mašinos ir nebegesta. Pas mane negrįžta nei klientai, pas mane nebegrįž panašu, kad ir mano antra žmona, su kuria dabar suka skiriamės ir su kuria ir turtą dalinamės. Tai aš mašiną net gerai, kad ir sulipinta iš dviejų bus lengva perpjauti pusiau ir ta suka nieko iš manęs negaus. Tai kad tu nelabai iš tavęs ką paimsi, klausyk, ten pas tave, tai antras skyrybos jau, ne, jau antras turto padalėjimas. Antras toks istorinis, klausyk, tai tokį ženklas istorinis. Taip, ir manau, kad čia dar, žinok, ne pabaiga. Klausyk, už ką tu popiežiui balsuosi? Aš žinok, maniškis, kai iškrito, aš nebeturiu favoritų savo visą. O tai Lenkai nebelašė? Nebelašė viskas, Lenkas pakliuvo su labai stipriu vokiečiu ir jisai iš ketvirtfinalio net neišėjo. Aš tikrai nesuprantu, ten dūmai ten kažkokie, tai gerai, o jeigu Rūžavas dūmas išeis, pavyzdžiui, kas laimėjo tada? Aš tada manau, kad popiežius bus moteris. Jo, o jeigu mėlynas, tai vyras, o ne? Taip, manau, aš matęs ten internete, man rodė, Agnieška ten to video žiūri, mėlyną, raudoną karalienę, ten darnystė kažkokia, žinai, padarė irgi lytį popiežių. Lenkas popiežius buvo geriausias ir viskas. Taip, aš manau, kad taip sutarė. Atsiprašau, sveiki. Labą dieną. Ko jūs mergaitė? Mes, žinokite, užsiėmę darbuose dabar labai. Aš dėl darbų.
Mašiną reikia čia patvarkyti, tokią mašiną. Mašiną jūs nepasakokit, mums ką reikia patvarkyti. Gal jau mes patys nuspręsim, ar reikia patvarkyti, ar ne. Jūs gal kavutas norėtumėt? Norėčiau atsigerti. Pasidarykit. Yra paračiukas, jeigu dar 3, aš su karvių pienu, jisai be laktozės. Aš be laktozės. O gerai, bet aš ne dėl savo mašinos, čia Stano. Žinot Stano? Stanislavą. Aha, tai jo mašiną reikia Stanislavas maladės, Stanislavas geras senas lenkas. Mes jam padarėm vieną mašiną, kaip jam tą mašiną. Kam vėl mašiną davė, klausyk, vėl kažką matyti. Kažkam davė, kažkas sudaužė jo mašiną. Spėkit iš 3 kartų kam. Rudokai. Vėl davė Rudokai, vėl. Ne, Rudokai, ne. Zvonkai. O, tai Zvonkai, tai čia mažiausiai, kam reikėtų duoti Zvonkui mašiną, kai pas jį suvedimas nepadarytas yra. Mes mašinį suvedimą galim padaryti, bet Zvonkui... Jisai visą sankryžą apžiūrėti gali, kai privažiuoja. Bet jūs galėtumėte jo mašiną tą sutvarkyti dabar? Nes Stano nenori tvarkyti, bet aš sakiau, kad įmanoma, kad jūs galite. Klausyk, ta mergaitė nelabai atrodo, kad gauntas kainos, kokių 2 štukų galima apipisti. Aš šiaip stovi čia. Manau, kad jie ant veido parašyta apipisk mane. Žiūrėk, jinai nieko nesupranta. Klausyk, tu apie mašiną, pavyzdžiui, žinai, kokia va čia, pavyzdžiui, mašina? Land Cruiseris čia būtų. Čia Land Cruiseris? Jo, Land Cruiseris čia. Nu, kur Land Cruiseris, jeigu čia Toyota? Čia Toyota. Tai Toyota Land Cruiseris. Jinai nieko nesakauda, gerai, čia paimsim. Bet jūs susidūrė su garsenybiu, kad mašinas tvarkyti, kad... Gal ir susidūrėm, mums konfidencialumas. Žiūrėk, pas mus kaip stripakė, moka už tylėjimą, ne už papų rodymą, žinai, ne už bumperis. Iš mūsų neišgausi, va. Bet šiaip įdomi istorija, buvo partikas, va čia kaip tik Dienuvai, žinai. Bet šita, va, šita Luckas. Zarasų Luckas mašina, kaip tik tas Land Cruiseris, kaip jinai sako. Aš buvau atidaręs duris įlipo, aš prisigėriau. Taip, o kieno dar mašinų, kieno dar? 0,5 promilės mašinai buvo vieną dalykę. Tai dėl to žmogui... Patrikas, žinai, tokį... Partika. Čia yra mašina jo kažkas? Yra. Einam kaip tik parodysim. Parodykit. Laiką turime, mes darbuosi, žinok. Einam, užkalbėsim, jei dantį klausyk, gal biškai, gal susuksim galvelę. Aš šiaip esu čia. Va, ir atvykom, va čia ir yra Viteniuko mašiniukas, dabar taisom, darom, dabar dedam buferį, naują norim, kad biškai didesnis. Žmogus sako, man buferį reikia sudėti. Pas jį tas buferis biškai taip jis atgal buvo ir jis norėjo, kad biškai į priekį išnešta buferį ir padėti. Tai ką, mes paėmėm Porsche, nuėmėm priekį visą, uždėsim dabar Hammerio priekį. A čia Porsche'as, klausyk, Marišai? Kažkada buvo Porsche, žinai, kaip ir tavo žmona, kažkada buvo tavo žmona. Bet liežuvis neapsiverčia vartyti, žinai, pažiūrėk, gepardinės dėmės dar tokias biškai. Bet jinai irgi tokia gerai daužta buvo. O tai daug darbo čia buvo su šita? Yra kaip sako, nežinau, čia kur filmuosi dėsi, pasipistreikia, kaip sakant. Čia geras. Bet malonus klientas toks atėjęs, toksai fainas, man nežinau, man galėtų daugiau tokių lietuvių būti, pas lietuvis trūksta tos šypsenos, tokia džiaugsmo. Jisai pozityvus, man labai patiko, žinai, pas žmogų matosi. Jisai grįžta, čia susitinkam kabutėse jam. Jisai kartais net netrodo, kad dėl mašinos atėjo. Ne, aš tai matau, iš praeina tiesiog net. Ne, paibatėm. Tai tas klientas, kur sugrįžta, ar ne? Jo. Vienas iš tų nedaugelio. Gerai, o kieno dar yra mašinų tada? Einam parodysim. Tai jeigu jau pradėjom, tai aš matau, kad čia nebėra kas slėpti, jau viskas į laišmaišų išlindo, jau einam tada visus. Tai jūs tokie kaip garsenybių automechanikai. Mes taip ir vadina kažkaip. Taip. Ir mes ir vežam, aš ir su baranka dar vairuoju, žinai, aš tau galiu papasakot, kuris gyvena ten, kur girtą vežam. Ne, tai čia to tai nereikia gal pasakot, bet, nu... O kieno čia šita tada mašina čia bus? Šitą atvarė. Chevrolet. Šitą palauk, dabar aš dabar ir galvoju. Jinai čia nuo seniai, mes su jie nieko jau kurį laiką nedarom, mes tik taip įsam protą, kad užsiemė labai ją. Jo, jinai kaip pirma užbrūkšnė, žinai, kaip aš visada vestuvėse, vis neprisirašėm sutaisyti. Sako, ar galit pigiai? Sakom, galim, gerai, bet biškį reikės palaukti. Aš jau 2 numeris pakeičiau. Čia tokia moteris, čia vis pas mus atvažiuoja moteris, atsiveža mašiną savo ir demyko už lempas moka visą laiką. Sudėti, jis ten naujas kažkoks, sakom, nenatūraliai atrodys, žinai, Porsche lempas ant šitą Chevroletą, žinai, sako, jam neįdomu. Neįdomu, sako, man vidus, sako, vidų man nesvarbu vapšė, sako. Išorė tik tai, man tik išorė padarykit, kad ledas atrodo. Atvažiuoja vieną, pasiima kitą. Bet, žinai, kas abidniausia man, kad jisai daro, žinai, kitiem vairuotojams. Tas mašinas. Jis vairuoja. O pats ką? Dabar jau kažką kitą vairuoja, žinok, nežinau net ką. Tai dar nematė, dar nebuvo atvežę tos naujos. Aha, supratau, tai gerai, o tai čia viskas turbūt daugiau, nelabai kas pas jūs daugiau, kad būtų kažko.
Tadeušai, dar mes turim ten kažkokį... Bet aš rodyti labai nenorėčiau. Bet nerodykit, nes aš noriu pažiūrėti, kad žinočiau, ar gerai sutvarkysit, tam stano, vis tiek aš atsakinga jau. Klausyk, kad tu... Ar mes kada ką pavedėm? Žinai, kad aš iškart pas mus Vilniui važinėjai su taksis daug musulmonų, ne? Tai tai irgi atvažiuoja savo mašinas. Čia pasilikit. Čia jau sutvarkyta mašina, jau yra musulmoniška. Priekį išpjauta, tik tai reiškia tas skylės stikle ir viskas gali važiuoti. Nu, tai kieno čia šita tada? Čia Linas Karalius, tas Azopas atvažiavo, jis čia po tų nušvitimų visų sako, man reikia, kad visą atvežė naują mašiną, žinai, sako, man reikia, kad indiška muzika grotų, tai mes viską nahu išardėm, sumetėm, išdraskėm, padarysim ten tokį dačiuką, uždėsim ir tokį tą... Ir padarysim, kad mažykytas skambės. Toksai gali priglaustaus, jau turėtų skambėti. Labai tik tai akumą ėda, bet... Jeigu pridedi, čia kaip šitą kriauklį reikia pridėti, pridedi ir girdisi. Ir nežinau, va matot, priekį šuniuką padarėm, kad va visą laiką va taip, va jisai kai važiuoja, va. Per Vilniaus gatvės važiuoja šuniukas, va taip, va. Tai jau patenkintas. Navigaciją padarėm, reiškia taip, kad jisai jam sakytų navigaciją, kai sako, kur važiuoti. Jums reikia važiuoti į Žirmūnų gatvę. Gerai, biškai gal jau ir rasistiškai. O kad muzika tas skamba kaip ten akumuliatorių kažkaip sutvarkėt, kad neišsikrautų, ar... Jį ištraukiam, išlupam, ne tavo šiaip reikalas. Čia šiaip prašė terariumą, kad čia dar gali atsiminti, va tas keistą terariumą. Ai šitas jums keiščiausia, aha. Jo. Ir jis prašė, kad talpa būtų, kur galėtum prasivežti dalykus. Aš tai nežinau. Vidiniai. Nu, mes jau tokį konstravom, ten į padangą įkišam tokį. Dar turim vieną šitų, kaip jie, naktiniai asmenys tie. Tai čia tada tų naktinių personų, ne dabar? Buvo jų, dabar jau alano. Kažkaip jisai taip susitvarkė protingai labai dokumentus ir jam ir net nereikia dalinti su Arotus mašinu. Tai dabar čia jo vieno pačio, jo, ne? Nors jie pirko abudu. O tai čia tokį galima tokį daryti irgi, ne? Taip, kur dviese dirbi ir pata vienas savas. Taip, tai viskas yra teisiškai padaryta. O tai dabar tada žiūrėk, mūsų tas darbo sutartis, ten tokia mes ten realiai rankom paspaudėm, tai mes šią kartų dirbam jau keli mėnesių, jeigu aš dabar galėčiau taip, va taip paskambino advokatui ir taip netyčia aš ant savęs viską prisėmu. Galėtum, bet tai būtų iš tikrųjų akiplėšos ir šukšlis elgesys. Ai, bet tai supranti, tu nežinotum net kas tai padarė, žinai, tik tau pinigai nebeina, visi eina man, sakyčiau ne, šį ką tu tada darai. Tai manau... Aš Lenkiai registruotas iš viso. Bet tai tu bent kažkur registruotas. Bet tu čia, pavyzdžiui, Lietuvoje tu legaliai esi ar kaip tu? Aš taip pusiau legaliai, žiūrėk, man atrodo, man poros skambučių dabar reikia padaryti. Aš tokį idėją dabar verslą sugalvau. Kokią sugalvojai? Neseniai. Aš va tau bus staigmena. Nu gerai, nu šiaip labai laukiu. Tu dirbk toliau, aš einu padaryti. O tai kiek čia dar? Nu, sakykit, vyrai, kiek kainuoja? Pas mus yra tokia politika, kur 8 tūkstančius jūs turite sumokėti, jeigu viskas gerai. Jo, mes dvi gražinsim, čia mums garantas, kad jūs nepabėgsit, žinai, po to su visais dalykais. Gerai, supratau. Duokit 8, mes... Tai gerai, Zvonkui pasakysiu, jisai priveš. Ir aš tada mašiną atvarau ir... Čia Zvonkus mokės tikrai dar daug, manau, gali. Aš manau, kad... Neperspaudžiam, ne? Neperspaudžiam, žinai, turėk ribas. Tai gerai, už 8 tada. 10 tada jau pakilo. Aš tai sakau, žinai, kad už 9 susitarsim, ne? Gerai, už 9. Gerai. Mes už Lenkiją. Gerai, tai aš tada jau įvaru mašiną ir palieku tada, ne, raktelis atnešiu jums. Gerai, klausyk, 9 kavalkas, kiek čia po 3,5. Klausyk, ko tavo tą etiketą nusimta etiketą, kaip durakas. Po to, žinok, nepriema, kai aš noriu gražinti. Kaip tu išplaunus etiketą? Aš, žinok, niekada neplovau, aš visą laiką kaip tik supurvinu, taip gražinu ir sakau, kad man dydis netiko. Na, panašu, kad aptarėme visas svarbiausias praėjusio mėnesio naujienas. Ačiū Jums, kad žiūrit, mėgaujatės, juokėtės, rašot piktus ar netokius piktus komentarus. O labiausiai norim padėkoti mūsų socialinių tinklų žvaigždėms ir turinio kūrėjams. Be jūsų nebūtų mūsų. O artėjant vasarai, nesugalvokit pasiimti atostogų ir palikti mūsų be turinio, nes kitaip turėsim aptarinėti sporto arba politikos naujienas. Na, jei mano žodžiai jūsų nemotyvuoja, tikiuosi, kad mūsų laidos ištikimiausias draugas jūs įkvėps labiau. Kokią didelę gyvenime nesąmonę esat padarę? Nėrėt, skridot, valgėt, lipot ar dar kažką susigalvojot tai,
kas po to kėlė jums tik tai šypseną, o gal kažkokią ir baimę. Darykit, judėkit ir išbandykit viską, ką gyvenimas duoda, nes niekas nežino, kas bus rytoj. Už tos potyrius, už tas keistas, sakykime, aplinkybės ir už tai, kad būtų ką prisiminti. Ačiū Jums visiems už drąsą, už gerą žodį ir už tai, kad mes visi judėtumėm į priekį. Ačiū ir ate. Raumenys gali ir pulsuoja, bet smegenų vingiai labai tiesus. Kaip jauties? Tikrai nieko neturiu omeny, jokių moterų, jokių konkrečiai nežinau ką. Gerai jaučiuosi. Jo. O kaip tu? Neblogai iš tikrųjų. Gerai, atrodo, šiaip matosi. Dėkoju. Ir pats tikrai viskas gerai su tavim. Gal keramika kokio nors, kur ten vazas, puodų žiedžia. Šiaip gerai idėja, būna akinga, kai panas ten kažką žiedžia ir vis tiek falas gali. Galim kaip prikolas. Atsiprašau. Čia. Aš juokiuosi. Bet jeigu pridedi, čia kaip šitą kreuklę reikia pridėti. Pridedi ir girdi semninio. Aha, girdžiu. Nu tai 8. Kiek tu, 10, nu tai už 9 susidavai. Tai viskas. Tai 8. 10. Aš sakau už 9 susidavai.